Geras klausas, buvo dar kelios motociklais, va ten. Nu, važiuosit į Suomiją? Jo, ir į Suomiją, ir į Daniją? Čia kaip reikiant pakeliausiai. Taip. Reikia. Reportažų reikia. Ai, šiaip kelionė. Žiūri per Dinską, visai kitaip. Prisimeni tos vaizdus. Na ką, Nu, sveiki kolektyvas. baikerių naktis. Šiandien siaus visi baikeriai naktyse. 17 kartą vykstantis renginys, kuris subūrė ne tik Lietuvos, bet ir didžios dalies Europos motociklininkus. O taip, šis Trunka renginys 3 yra dienas. įtrauktas ir į 3 dienas. tarptautinius renginius. Taip. Čia žmonės Komentuoja. iš kelionės motociklais kartais padeda reportažą, kartais ne. Tai gerai, leidžiam. Kartais šūdo pribala, gerai, grįžtam, tą paskui vyro čia kartą čia. Mergaitės. Tai važiuoja čia. Labas. Jūs gal dalyvis biker show? Taip. Ne šiemet, kitais metais. Jūs tik taip dalyvis. Gerai, taip dalyvės. Malačiai. Gero vakaro, gero tūso. Tau irgi. Ten jau gero vakaro dalyviai. Jau geras rytas. Taip, gero ryto. Čia gero ryto dalyviai. Bet taip mes pažįstami. Maišiuką turiu, aš irgi turiu maišiukų. Aš turiu. Pas mane pleistrai. O iš kur mes pažįstame, aš nepamenu. Megojom. Megojom. Pernai. Bet buvo per Iksus. Jas. Taip. Bet ne pernai, Užpernai. Ai, gal ir užpernai. Sveikas, gyvas. Sveikas. Labas. Exiled to the greener grass, searching for the uncertain haze. Familiar skies and a well-worn path. Oh yeah, I need a cloud to cover up my escape. The clock is an unforgiving warden who watches as I'm off mistaken. Is it deep enough to risk it? Am I too broken to fix it? Sinking deeper in the bog, but I see clearer in the fog. In the fog. In the fog. Manau, kad galim pradėti sportuoti šou, aš iš pirmų klausimų iš karto turiu. Kiek mačiau šubus šou, visą laiką mačiau belgas vokiečių. Tikrai. Dabar nematau nė vieno, tai labai... Gurmanai, žodžiu, baikeriai irgi gurmanai gali Jo, desertukai, Šiaip dabar austrės. einam apžiūrėti, kokia mugė, prekyba. Taip. Einam apžiūrėsim, aprodysim, kas čia yra iš maistuko, iš pardavimo būdelių. Užimtumą ir įdarbinti jau uoste, kas yra labai svarbu kiekvienam. Tai šiandien mes turėsime auksaspalvį retrieverį Luną, taip pat australų aviganį True ir dabar turiu ištarti šią veislę
airių kviečia spalvis švelniaplaukis terjeras. Sveikas, pagarba. Malonu matyti. Galite paploti trumpai. Nieko, tik atvažiavom, tai va einam domėtis. Nuo ko mes pradedam? Galvau, kad suskaisim, taip ir buvo. Yra kongas, toks žaislas. Kongas yra toks žaislas, kuris turi unikalią sudėtį patentuotą. Ir šuo yra mokinamas būtent su šitu kongu. Ir, kad ir kaip būtų keista, mes iš pradžių mokame šuns ieškoti. Mes mokiname nuo kito galo, mes mokame žymėti kvapą. Reikia nugarą filmuoti. Visą laiką jam nugarą reikia filmuoti. Jisai labai sakė nugarą. Skanaus. O ką skanaus? Galima, Ką skanaus? galima dainį iš priekio filmuoti. O dainį iš priekio, ne? Jūs kartu vaikščiokit tada. Nes už rankos, dažniausiai aš dainių priekį laikau, eina priekio aš galiu. Viskas tvarkoja. Tada reiškia dar pamatysiu. Jo. Skanaus. Turime, ką jūs čia? Viskas neskanu, nėra kas valgyti, mažai pasirinkimų. O, netgi taip. Važiuok, čia va toks nuostabus patiekalas. Aš tuo eisiu valgyti. No. Šašlikiukai, tautos, balandėliai. Jau dažniausiai mes netreniruojam su netreniruojam. Taip pat ir bus visas. Pakeisti kažką šiek tiek vėliau negu po 18 su pernėlai. Super, ačiū Ryta. Kas seka toliau? Toliau seka šito kongo sumažinimas ir Tokių panamkis karelių neturit? tuščias ir netuščias, bet ieškau konkrečios. Ai, va tokios. Turim su Taip, tokios. Pradedam airių, kviečia spalvis, švelniaplaukis terjeras. Tokios. 4 metai, nuostabus šunelis ir super motyvuotas šeimininkas. Kol moco sezonas, tol Marius atostogaus. Šitas savaitgalis Jedagoniai, sekantis savaitgalis Biržai, 100 mylių aplink Biržus. Ir taip toliau. Ir taip toliau. Iki rugsėjo. Liepa, Danija, Čekija, rugpjūtį Suomija. Dabar iš karto visiems klausimas pinigų. Ekstremas. Kvapą ieško. Jie tik šiandien moka ieškoti pinigų. Ai, dikel. Yra kažkokios grupės, nuo kada startuoja, tai yra tiesiog... Karelių neturit? Ant galvos. Bet va tokių panašių, ne? tokias. Ai. Tokias. Kepurės ir va tokias karalės ir va tokias. So 3 p.m. right here, and see you guys then. Labas. Kolektyvas čia pravažinės, ūkis gėrimą daryti. Rimantai, kiek dar laiko reikia? 5 minutės? 2 minutės. Ok.
Už 2 minučių pradėsim Nerimanto Juciaus ir jo kolego Šarūno Matučio pasirodymą. Nerimanto ir Šarūno jau esam pasiruošę, jeigu vedėjas yra pasiruošęs. Tai vedėjas, tai kiaurą parą pasiruošęs. Svarbu, kad diskotekų vedėjai būtų pasiruošę, nes reikės garso. Šį kartą ne vienas su draugu Šarūnu, tai ir šį kartą jau turim rampų. Biškai levelis kyla, atvarom su šiek tiek adrenalino doze. Labai smagu matyti tiek dviračių bendraminčių ir ką, visiems gero laiko, gero vakaro ir kuo daugiau gerų emocijų bei prisiminimų. Tai ką, varom? Aplodismentai Nerimantui ir Šarūnui! Paderinam plojimus prie ritmo, kolektyvas. Jiems reikia irgi energijos į fūrą. 3, 2, 1, einam. Saugokit save. Dakaras yra baika palyginus su baikerių naktim. Aš tai laukiu, jis užšoks ant to buliaus dar pajodinėti ar ne? Tempas kyla, kampai aštrėja, greitis didėja. Pietrinamos gumos kvapo. Niekada! Ei, chebra, kažkaip priekaba tuščia. Tai 4 savanorės, prašau lipti į priekabą. Davai, varom. Na, kas drąsiausi, sėdami priekabą. Neprižadu, kad nesudrėksit. Nu, klausykit, Šarūnas ir Nerimantas ir Monstermanas. Ar visi įsitraukė telefonus? Ar visi filmuosit? Kas nefilmuojat, keliat ranką į viršų? 3 tokie tik tai. Okei? Žiūrovas, jo papa! Yra!
šoks Nerimantas liemenukus į viršų. Okei. Šarūnas jau žemina aukštį. Jau nusižiūrėjo kokią vieną lelę sėdinčią monstrę. Kažkaip tie jūsų aplodismentai tylesni už motociklo variklio garsą. Jaučiuosi kaip silpnų nervų žiūrovas. Jo papa! Jau! Yra! Plojam! Panos, aš manau, kad kai šoks Nerimantas liemenukus į viršų. Okei. Šarūnas jau... Šarūnas iš pavydo, iš paskos lekia. Nu kolektyvas, dar kartelį, audringai, audringai, audringai! Puikiai! Yes! Paplojam! Nerimantas Jucius ir Šarūnas Matutis! Tokio daikto tikrai nebuvo. Labai kas. Labas. Labas. Ai, tai jūs buvot pas mus svečiuose? Šiandien nebuvo. Va tokius gražius kažkokius. Reikia paimti ir atsigerti. Čia va kas įpilta. Atsigerti va šitą. Prie lūpų priglausti. Čia magnetas? Ne, čia jokio magneto. O čia gali ir taip ar... Už rankenos. O čia va, ne? Žinai, taip priskeldavo už laukų. Pabandyk užsukti riešą, žinok, nes kebrą pakeldavo. Nerimantai, kaip suprantu, labai sunku. Jie supranta. Dar bijau iš tos rankos. Jie kažkaip... Visos emocijos susideda į vieną labai gražų paveikslą. Mes dabar skelbiame 3 minučių aukcioną. Skanaus. Čia privažiuoja. Reikia ir užkasti kartais. Pasistiprinti. Taip. Užkaskime. Tai žinok, samokalą prisimeni iš vakarą. Na ir ką pasakysi? Laukiam atidarimo. Šitos patrankos šūvio. O mes jau šausim. Vėl bus bums. Gerai, laukiame. Laukite ir jūs. Patrankai šaus. Gero vakaro! Sako kolegos, o kur kelionės dviese, kodėl vienas? Posūkį neparodai, pabėgai? 5 kart veik čia ateina.
Dar tikrai matau, kad ne visi susirinkote prie scenos, kuo arčiau to matosi ir girdisi geriau. Garsistam iš karto noriu šitus 2 štatyvus paprašyti, kad laikytumėt aktyvius. Tiems, kurie pirmus, antrus metus ir tiems, kurie galbūt kažkada buvo negirdėję. Prisiminkim, šita istorija, kurią mes kūrėme ir šiandien, ir tikiuosi kursime ir visais kitais ateinančiais metais, prasidėjo 2008-aisiais. Jie prasidėjo labai panašiai kaip dabar, bet truputėlį kitaip. Čia, Jedagonyse, scena būdavo nedidukė, į tą pusę keli kioskiukai drauge. Tradicinis atidarymo simbolinis šūvis. Ponios ir ponai, Baikerių naktys oficialiai šiais metais skelbiamas atidarytos! Dainuojam dainelę. Baikerių naktys. Vasario saulė, džiovainas valga, rakuota brolyja patraukia į kelią. Melionų troškimas uždega kraują, kilometrų bėgo ratai suplaukia. Mes mylime laisvę ir mylime greitį, ir noras keliauti mums veda į priekį. Nes laikas toks trumpas, kiekviena minutė, ant žirgo plėninio pavirsta sekundė. Trečiosios vietos laimėtoja Karolina Kačinska. Antrosios vietos laimėtoja. Liko, ar ne? Kaip manot, kas užėmė? Jau, kas?
Kas pirmesni, tie gudresni, išsinomavo namukus. Jeigu norite kitiems metams, pats laikas jau rezervuoti vietas. Taip, nes kitaip teks palapinėse miegoti. Va kaip čia. Bet irgi neblogai. Irgi tokia vieta strateginė. Visai neblogai. Visas miestas, miestelis. Tikra stovyklavietė, čia pasiruošimas vasarai. Šiandien paskutinė pavasario diena. Taip. Prieš paskutinį. Pirmadienį vasarą. Taip. Kur jūsų rankos? Ką mes matom? Aš dar pasilabinsiu iš pradžių. Tave dar mačiau. Labas. Labas. Žiūrė, tai fainai dairosi. Upėsi viską mes žinom. Ne taip, ne, nereikia. Va, užrankinas. Nu, pagirūnas atėjo, ne? Ranką užlauž gali kokį nori kampu, bet užrankinas. Taip. Nu, nevidariuok. Ai, ne. Skanaus alaus, bet ne ant pilvo. Solidu, bet ne pagal taisyklės, ne. Ne. Bandai dar kartą. Nu, gerai. Ant pilvo negalima. O, stoj. O. Ne. Prisidarykit skylių pralošį bendrą etape. Darykit stabilų. 3 minutės. Man labai įdomu, kur publika stato. Kairė pusė laimės. Negirdu. Šluotelės. Susitiksim rugpjūtį? Taip. Kodėl tik rugpjūtį, o Danija? O Danija? Suomija. O Danija? Danija, Suomija taip. Neturim tiek laiko. Grafikas neguminis. Taip. Va. Laikot. Jums reikės laikyti tą dieną, kuris... Traukėsi kėlę. Skanu. O biškis skanu. Traukiam, kad reikėjo uždėti kitų.
Kiekvienas su savo. Viskas fainiai, žiauriai fainiai, čia yra gyvenimas. Keista. Bėga? Skanu. Žiauriai gerai. Ne, dalyviai. Na, ir kaip tau šitas renginukas? Nu labai. Labai. Labai gerai. Jo. Renginukas super. Vis kažkokių naujų programų sugalvoja šaunuoliai. Ir Sakant, ir poilsio yra, ir pramogų, ir draugų. nes žiūri, tai čia sustoji, praeina pusvalandukas, tai čia sustoji pusvalandukas. Tikrai labai daug su kuo yra pasilabint, pasisveikint, pasišnekučiuot. Taip, nes kągi belieka daryti. Tuščia. Viską jau suvalgė. Kur šašlykas? Kur šašlykas? Einam ieškoti šašlyko. Nu gerai, aš tokią tarpinę apklausą. Jeigu tas džigitas, kur niekaip nesugeba savo kraną užsukti, rastų tą raktelį, žiūrėkit, dabar tarpiniai jūsų rezultatai, žiauriai bus įdomu. Gali paliesti? Ne, supratau. Šita ponia, Keturi metai atgal aš galvojau, kad tokį žinoma bankstainą niekas kitus. Tu žinot, kas 7 gautas, 'Na kągi, brangus kolegos, kas būna įdomu, turi pradžią, bet turi ir pabaigą. Aišku, baikerių naktis dar tęsiasi. Ten pabaigos dar nematyti. Dar laukia kaip ir antroji ta naktis, bet iš tikrųjų, ką galima pasakyti, baikerių naktis tai susitikimų, draugų, adrenalino. Na, žodžiu, fiesta, tikras festivalis. Motociklų ir įvairiausių renginių ir pramogų. Nuo ryto iki kito ryto. Draugų kompanijos, šėlsmas.
šokiai, pokiai gali iki gyventi ryto. palapinėj, prie palapinės, gali išvykti, gali vėl parvykti. Na, žodžiu, renginys pasiruošimas laikerių vasarai, labai šaunus ir Užskaitom puikus. renginuką Ir mes ten buvom, ir alų midų gėrėm, burnoj neturėjom. nes vis dėlto vairuojant nuliukai turi Taip. būti. Tai va, kolektyvas. Ačiū už renginį, ačiū už, kad žiūrite mus. Ir Atpažįstate renginyje, labai malonu. Jo, iki kitų. Kelionių.